Labas rytas. Vakar baisiai lijo iki pat galo, tai davažiavau iki tokios vietos ir radau campsite'ą. Bet campsite'as buvo uždarytas, nebuvo nieko visiškai. Tai vis tiek įėjau į vidų, galvoju, ką blogiausiu atveju susimokėsiu ryte. Tai va, bet kadangi nieko nebuvo ir žiauriai pylė, tai va, kur palapkę pasistačiau po stogu. Kad variau visi rūbai, viskas buvo šlapia, permirkę, tai nema, šioks toks vėjelis buvo, tai viską per naktį išdžiovino. Ir striukę, dėl batų dar nežinau, ir maišus visus, ir dviračio tašes išdžiovino, ir palapinę panašu, kad išdžiovino, ir smagau visai gerai, ir nesulyjo. Tai va, tai džiaugiuosi labai savo sprendimu, nes vakar kokias 4 valandas lietui tiesiog myniau. Tai taip norėjosi bent jau ne lietui išsimiegoti ir su sausais rūbais apsirengti. Pažiūrėjau prognozes. Vakar tai pranašavo visą dieną lietų 100%. Bet, kaip matot, biški debesų yra, bet biški mėlyno yra, tai labai džiaugiuosi. Bent jau, kad daiktus susidėti ant dviračio ir išvažiuoti. Tai va, tai toks rytas. Toks vakaras, toks rytas. Viskas daiktus susidėjau, viskas išdžiuvo, net batai. Viskas sudėta, sausa. Labai džiaugiuosi, oras irgi kol kas wow. Atrodo, kad net karšta bus. Bet biški vis tiek prisibijau, nes prognozės rodė 100% lietų. Tai Skandinavija. Kaip sakant, šiandien planas nuvažiuoti kaip ir vakar 100 km, bet nuvažiavau 100 km gaunasi vėl, kad reikia pavažiuoti dar tai žodžiu, bus reikalų. Kur važiuosim dar nežinau, važiuoju iki degalinės, pasimsiu kavos, gal kokį pusrytainį ir susiplanuosiu šiandienos dieną. Sustojau jau persirengti iš karto, šokau į šlapius batus, nes panašu, kad nieko gero nereikia laukti. Saulytė šviečia, bet čia turbūt kitom 3 minutėm, o ten jau varo, tai ką padarysi, toks tas gyvenimas. Važiuojam. Kaip davė lietaus. Bet ten dangus pusiau mėlynas, tai gal kažkaip pravažiuosim ir nustos liet. Žiūrėsim. Gal ir nenustos, kas čia žino. O, dar labiau pavarė. Super. Vau, kaip lijo. Paskutinis koks 30 km. Ir vėjas žiauriai didelis. Nieko jau šiam kilu nuvažiuota. Kažkaip man atrodo, kad už 30 km kažkoks miestelis. Tai gal bus kokia, nežinau, kavinė. Kažkur užeit, apšilt, nes temperatūra nukrito nuo 23 iki 11 laipsnių. Tai
tik sustoju iškart, atšąla kūnas ir šalta darosi. Tai va, radau žuovėje šiokią tokią. Tai sustoju biškį greit užkast, kad nereiktų paskui stoviniuoti. Ir bandysiu davažiuoti iki to miestelio, tai tikiuosi, kad neužlis vėl. Atrodo, kad biškį nupučia tos debesis, tai fingers crossed. Radau kur sustot, pailsėt, pasišildyt, paslėpt nuo vėjo. Visai dar graži vieta. Laužavietė padaryta, čia upė kažkokia teka. Ten tulkas lygtais matau. Čia malkinė. Blogiausiu atveju ne čia. Iš tos kaladės atsisėst galima būtų pastebėti, jeigu lyt vėl pradės. Oh my god. Taip šalta, 11 laipsnių. O vėjas baisulinis. Reikės gal net laužą užsikurt, kad biškį apšilt. Tai po valandos laiko apsvarstymų, apšilinėjimų nusprendžiau vis dėlto, kad nors ir tik 70 km šiandien nuvažiavau, vis tiek toliau nevažiuosiu, liksiu čia, nes vieta yra tobula. Laužavietė, malkų turbūt 3-4 dienom, šalia teka upė, tai irgi vandens galėsiu prasifiltruoti, išsivirt, žodžiu, užteks kiek tik norėsiu. Išvažiuoti iš tokios vietos ir palikti nepernakvojus būtų nuodėmė, nes dalis šitos kelionės ir yra pasidžiaugti va šitom gražiom gamtos vietom, o ne važiuoti iš miesto į miestą ir tiesiog apsiprekinti ir vėl toliau lėkti. Tai va, tai pasistačiau jau palapinę, susidėjau daiktus, dar nevalgiau, tik kavos atsigėriau. Tai užsikaisiu dar vandens, pasiruošiu vakarienę. Maisto labai daug neturiu, turiu tik tą sausą davinį. Tai vat jį užsipilt reikės, dar išgersiu arbatos. Ir viskas, ir vakarosiu prie laužo.